Sveiki mano brangieji. Na kągi, senai besimatėme, praėjo Halloweenas, praėjo atostogos ir aš nepadariau nei vieno video. Na taip, buvau tikrai, patikėkite, kad esu užsiėmusi, jau kaip žinote, aš jums sakiau, kad mokausi, dirbu, vienu žodžiu. Ir šiuo metu iš tikrųjų šis video yra gana neplanuotas, tačiau, kaip supratėte, tai yra pirkinių video, kadangi turiu taip nemažai pirkinukų. Ir prisipažinsiu, pirkinių video nereikalauja didelio pasiruošimo padaryti video, kadangi, kaip žinote, laiko per daugiausiai ten ruoštis ir galvoti apie video aš neturiu, nes kadangi tikrai turiu apsikrovusi iki, nežinau, iki ausų, iki galvos pilna darbų turiu, ta prasme rašymo, projektų visokių, vienu žodžiu, tikrai gan daug turiu. Per atostogas norėjau padaryti, ten reikia man, vienu žodžiu, jau atsispausdinti. Oi, tikrai ir turiu, nežinau, kam įdomu, ten mokinuosi ir communications, ir work experience, nežinau, ką suprantate, ir visa kita. Tikrai nemažai darbų turiu, tai, ką aš mokinuosi, ir reikia tik daryti, jų man tiesiog trečiadienį reikia darbus atiduoti, šiandien pirmadienis, įsivaizduoti, aš nežinau, šiandien tik nakties sėdėsiu. Ten į communications reikia man atiduoti tokią papkę, darbus jau padarytus ir aš nesu dar padariusi. Tai, nes, žinote, dirbu, sėdžiu su vaikais, tai ne per daugiausiai ir padarysi ir vienu žodžiu, na kągi. Na, kaip bebūtų, aš savo darbus vis dėlto pasidarysiu, pasistengsiu ir tikrai neliks nepadaryta. Tačiau, kągi, man atrodo, užteks čia pliurpti, o judame prie pirkinukų. Taigi, na kągi, turiu keletą pirkinukų, kuriuos jau esu pradėjusi naudoti ir galiu šį bei tą apie juos pasakyti. Taigi, todėl pirmiausia savo, kaip sakant, atradimą noriu jums parodyti iš Vichy Purité Thermale Waterproof, vien žodžiu, jisai nuima ir netgi vandeniui atsparų makiažą, vandeniui atsparų tušą, pieštuką ir taip toliau. Tai yra iš Vichy, kaip matote, tokių dviejų spalvų, mėlynos ir permatomos vandens spalvytės. Viskas susimaišo ir gaunasi tokia žydra spalva. Dedame ant tamponėlio ir valome makiažą su juo vakare. Ir patikėkit, makiažas tiesiog ištirpsta. Ta prasme, nereikia ten trinti absoliučiai beveik. Labai gerai. Šiaip, aš jums parodysiu, aš naudojau šį makiažo valiklį, dabar galvoju visą vasarą tikriausiai. Kokį 5 buteliukus ar 6 išnaudojau. Ir buvau patenkinta iš tikrųjų. Jisai yra neblogas, na bet palyginus su šitu, tai pavyzdžiui, iš 5 balų, šitam 5 balai tikrai, 5 su pliusu, o šitam duočiau 3. Įsivaizduojat, aš buvau šitų labai patenkinta. Čia irgi dvi spalvytės, viena vandens spalvytė, kita violetinė ir viskas taip susimaišo ir gaunasi taip šiek tiek tokios putos, žodžiu, ir dedame ant vatos. Ir abu, ta prasme, tokie gan panašus savo turiniu, tik tai spalvytės skiriasi, abu reikia suplakti, abu ant vatytės dedami ir ant tamponėlio, ta prasme, ir valomas veidas. Tačiau kaina tikrai skiriasi, šitas kainuoja 13 eurų su centais, kažkur 14 eurų maždaug, 13-14, o šitas kainuoja tik 2 eurai. Pagal kainą, tai žinoma, šitas ima viršų. Kas be ko, nes gan neblogas iš tikrųjų jisai, palyginus. Ir čia rašo tiesa, kad jisai irgi nuvalo vandeniui atsparų makiažą, tačiau iš tikrųjų reikia gana šiek tiek patrinti, vis tiek vandeniui atsparų ne taip gerai nuvalo kaip šitas. Šitas tikrai nuostabus dalykas, nuostabus. Aš jį nusipirkau ir tiesa, man patinka labai įpakavimas tiesiog labai fainutis toksai, kaip matote, toksai, nežinau, man labai mielas įpakavimas, toksai, nežinau, moteriškas, ar kaip čia pavadinti, tas dangtelis toks žydras, toks fainutis, atsidaro,
Na, taip sunku, kai gal atsidaro, nežinau, normaliai gal. Štai. Na, tas Garnier tai irgi taip paprastai, na. Taigi, superinis produktas ir tikrai, kas turite pinigų, nepagailėkite, tikrai siūlau nusipirkti ir išbandyti šį makiažo valiklį iš Vichy. Tikrai neblogas, aš labai džiaugiuosi, tai mano atradimas, kaip sakant. Ir iš tikrųjų labai nedaug te reikia, aš jau jį naudoju, na, kiekvieną dieną čia nesidažiau, bet kažkur taip porą savaičių, pusantros savaitės naudoju ir žiūrėkit, kiek tik išnaudojau. Jo tikrai nedaug te reikia, aš naudoju su 2 vatytėm. Pirmą sluoksnį nuimu ir paskui dar vieną vatytę paimu, kelis lašiukus ir dar kartą nuvalau, po to nu veidą prausti ir panašiai. Bet vat tikrai nuostabus, aš net nežinau kaip išgirti jį, kokius žodžius net atrasti šitam dalykui, tiesiog super. 100 balų. O šitas dabar stovi taip pas mane, nežinau, kai va šitas pasibaigs ar ką, gal, nežinau, kada po ranka pakliūna, tai šitą iš tikrųjų panaudoju, bet šiaip stengiuosi naudoti šitą, bet stengiuosi ir šiek tiek pataupyti, kadangi jis tikrai nėra pigus. Pripažinkime, kad tikrai jis nėra pigus ir 13 eurų ar 14 eurų ant makiažo valiklio tikrai ne kiekvienas gali sau leisti. Na, bet ką. Tai va tiek. Tiek apie tos makiažo valiklius. Ir dabar noriu aš jums parodyti tiesą. Kas matėte mano video, kai aš savo krikšto dukrytį įdėjau The Body Shop tą braškinį. O aš tiesa, pasakius, prisipažinsiu, kad aš nebuvau niekada bandžiusi The Body Shop firmos dušo želių. Dušo gelių? Tikriausiai taip reikia pasakyti. Dušo gelių. Atsiprašau. Na, vienu žodžiu. Ir aš pabandžiau, ta prasme, pabandyti, kadangi kvapai tikrai nuostabus ir tikros braškės. Negaliu. Tai aš įdėjau krikšto dukrai ir sugalvojau vėl nusipirkti braškinį. Aš turiu mango dar vieną, dar nepradėjau naudoti. Ir braškinį vis dėlto pradėjau naudoti, jau esu tiek naudojusi. Čia naudojau gal per kokius 5 kartus, iš tikrųjų jo labai nedaug te reikia, gerai putoja, super kvepia, nuostabiai. O kodėl aš anksčiau nepirkdavau jų? Todėl, kad aš nežinau, jie šiaip kainuoja 8 eurai, bet dabar čia pas mūsų po 5 eurus buvo, todėl aš ir nusipirkau, kad jie buvo ant nuolaidos, joms buvo taikoma nuolaida, kaip sakant, ir nežinau, aš kažkaip galvoju visą laiką, kad per daug ten 8 ar 10 eurų leisti ant dušo kremo, tai yra gan brangoka iš tikrųjų, nes kadangi tas dušo želė vis tiek nusiplauna nuo kūno, nei per daug ten įsigeria, nei ką, tiesiog nuprausiamas kūnas ir tiek. Todėl per daug ten brangių ten tų dušo želių, per daug aš ir neperku ir tai neinvestuoju. Tačiau kvapas patiko man, kaip tik buvo taikoma nuolaidėlė ir aš nusipirkau ir labai džiaugiuosi, nežinau, faina. Faina, kvapas nuostabus, pakelia nuotaiką rudens dienomis. Nors ir šiaip labai neblogas oras, iš tikrųjų labai neblogas spalis buvo, labai neblogas lapkričio pradžia nebloga, saulytė šviečia. Na kągi, toliau nusipirkusi esu Impulse ir Sure. Impulse tai yra kūno dezodorantas True Love su frizija ant mandarinų tikriausiai čia būtų. Su frizija gėlės kvapu ir mandarinu. Čia tiesiog dezodorantas, kūno kvapas, tiesiog toksai. Galvoju, nusipirksiu, nes vat, reikia, tai mažas toks įpakavimas. Gerai, ta prasme, čia taip atsisuka, užsisuka. Vat. Labai gerai rankinę įsimesti, ypač turiu dabar mėlyną rankinę ir turiu ten tokį paučią, kaip sakant, tokį piniginį tenais. Ir man labai patogu vat, įsimesti vat, kažką, va tokius va, kūno kvapus, ta prasme. Ir čia dar nusipirkau, čia yra antiperspirantas jau nuo prakaito, toksai Sure firmos. Jo dar nebandžiau šitų dalykų, tai iš tikrųjų reikėtų gan pabandyti, pažiūrėti, koks šitas kvapas. Labai švelnus kvapas,
Man patinka, man tikrai patinka šis kvapelis. O išur dabar nepuršiu, nes čia yra nuo prakaito, tai tiesiog. Paskutinis iš tikrųjų buvo, parduotuvėje pirkau, tai paėmiau, nes labai toksai mielas, mažiukas, telpa į rankinę, esant reikalui apsaugoti save nuo prakaito. Taigi, na ką, ir dar vienas atradimukas tarp mano pirkinių, taip pat jau panaudotas, tai yra iš firmos Cien. Nežinau, kas gyvenate Airijoje, kas einate į Lidlą, tikriausiai žinote, kad jį galima rasti Lidl parduotuvėje. Ir yra dviejų rūšių, yra žydras ir yra rožinis. Ir čia rašo, kad tinka ir dirbtiniems nagams nuvalyti atseit. Ir čia rašo, kad yra be acetono, acetone free. Ir kas man patiko? Kvapas geras, galbūt šiek tiek yra tas dar kvapas to, kaip sakant, acetono vadinamojo, bet labai nedaug. Iš tikrųjų jisai išgaruoja po to. Yra toksai kaip gėlių, kaip kažko kvapas. Toksai man kvapas iš tikrųjų patinka jo. Ir kas man labiausiai patinka, tai dozavimas. Dozatorius šio nagų lako valiklio. Tai pažiūrėkite, atidarome. Ir yra tokia kaip lėkštutė. Ir jinai pasiemame vat tokį vatytę tamponėlį ir dedame ant viršaus ir paspaudžiame. Nu, nežinau, pademonstruosiu dabar. Čia paspaudžiu, nu, nežinau, galima 2 kartus, ar, va, pažiūrėjau, dabar 1 kartą paspaudžiu, šiek tiek sušlapo, jeigu reikia. Dar kartelį pasispaudžiam keletą kartų ir va, pažiūrėkite, va, kiek sušlapo jų. Ir tada valome nagučius. Dabar aš nevalysiu, tiesiog padėsiu į šoną. Bet tiesiog norėjau parodyti, kad va, kvapas tai tikrai toks kaip gėlių, kaip kažkokia vaisiaus, na nežinau kaip čia tiksliai apsakyti, bet kvapas tikrai geras. Ir dozatorius tiesiog nuostabus, labai man patiko, labai mielas produktas. Ir šiaip iš Lidlo aš kosmetikos kaip ir neperku, bet vat, tikrai rekomenduoju nusipirkti šį nagų lako valiklį, kadangi tikrai visai mielas dalykas ir kvapas, ir valo tikrai labai gerai. Ir tas dozatorius tikrai tiesiog vat, super. Nori mažiau, nori daugiau, ta prasme. Ir tiesa, kas čia, pavyzdžiui, niekada nelieka, jeigu čia pasispaudi, čia įbėga ir likutis, kas būna, subėga atgal į vidų. Čia niekada neplaukioja, ta prasme, skystis. Jis subėga atgal. Tai man tas labai patinka, žinau. Tai čia vėl mano dar vienas atradimas. Tai va, 2 atradimai Vichy makiažo valiklis naujasis ir šis nagų lako valiklis taip pat. Taigi, toliau. Kaip žinote, aš dievinu tiesiog žvakes. Todėl nusipirkau vėl jų visą kalną, kaip sakant. Na, ne visą kalną, bet nemažai ir pirkau, kaip žinote, labai man patinka Yankee Candle. O kaip žinoma, vėl aš pinigėliai. Yankee Candle žvakutės tikrai nėra pigios. Didesnė žvakė kainuoja 20-25 eurai. Ir aš jas dabar deginu, nes kažkaip anksti temsta, tai smagu vis žvakutę vakarais užsidegti. Ir aš prisipirkau pilną mažyčių Yankee Candle žvakučių, kadangi noriu išbandyti daugiau Yankee Candle kvapų. Ir, kaip sakiau, didelės gan yra brangokos. Taigi, o mažytės kažkaip labai irgi fainutės ir kvapas taip pat labai geras. Kvepia kambarys taip pat super. Taigi, čia yra Warm Spice. Šiltas, kaip sakant, prieskonis. Toliau Beach Flowers, tai čia būtų paplūdimio gėlės. Toliau, na, tiesiog, vat, toksai kažkoks turkaus sky, kažkoks dangus. Toliau, atsiprašau, aš šitai pasilenkiu, kad galėčiau paimti tas žvakes. Toliau, atseit Cozy by the Fire. Na, atseit prie ugnies. Čia toliau juodosios vyšnios žiedai.
Vieną tik nusipirkau. Black Cherry aš turiu didelę. Nuostabus kvapas. Tikrai rekomenduoju juodąją vyšnę. Labai labai skanus kvapas. Toliau Cranberry Ice. Ledas kaip ten šermukšnių ledas tikriausiai būtų. Ir Madagaskar orchidėja. Ir dar keletas, tai yra Sicilijos citrina. Atsiprašau vėl žodžiai stringa. Vanilos laimas. Įdomus kvapas. Nežinau, neužuodžiu iš tikrųjų dabar taip gerai, nes yra viskas užpakuota labai stipriai. Na ir Soft Blanket. Na čia kaip baby powder. Kaip vaikiškas pudrytės kvapas, kažkas tokio. Mielumas. Ai, tiesa dar paskutinė, tai būtų Tarte Tatin. Toks kaip pirago, kaip sakant, obuolių pirago, kažkas tokio. Kaip tikrai kaip obuolių pirago, toks šiltas kvapas naminis toksai. Taigi, tai tiek su tom žvakėm. Na kągi, toliau. Kaip matėte, kur savo dukrytei siunčiau, krikšto dukrytei taip pat, nusiunčiau, jinai norėjo EOS balzamuką lūpų. Ir pas mūsų anksčiau jų nebūdavo ir aš, kur nusiunčiau tą balzamuką, aš jį pirkau, jis nebuvo jokiame įpakavime, aš tiesiog pirkau jį va taip va, jis buvo išpakuotas. Nežinau kodėl, bet tiesiog va taip va buvo. O dabar pas mus atsirado su tokiu va įpakavimu. Ir aš nusipirkau savo lūpų balzamą Braškinis šerbetas. Jis man kainavo 8 eurus. Va, kaip taip parašyta, 7,99. Na, nežinau, man kažkaip labai patiko. Vat, aš dar jo nesu išpakavusi, bet vat, jisai tokios vat formos, tikriausiai daugelis jūsų žinote. Na, man labai patiko, kad rašo, kad yra 100% natūralus ir 95% organiškas. Na, nežinau, man tai labai patiko, va, kad yra natūralu ir organiška. Tai tiesiog super. Tai tas mane labai sugundė ir aš dėl to nusipirkau. Natūralu, organiška, tai geriau būti ir negali. Na, bandysiu, naudosiu ir labai mielas iš tikrųjų pakavimas, toks rutuliukas. Kiek žinau, jis yra tikrai neblogos kokybės šis balzamas. Na, tai ką, bandysiu, naudosim, per žiemą tu sunaudosiu tikriausiai. Na kągi, kas dar? Toliau pereiname prie kitokių produktų, tokių kaip kanceliarijos dalykų. Ir noriu jums parodyti tokius dalykus, kaip čia jums paaiškinti. Čia yra kaip punch, craft paper punch, bet čia, kaip sakant, kaip čia lietuviškai pavadinti, aš net nežinau. Čia įdedi popierių į vidų ir jisai iškerta va tokią žvaigždutę. Tai čia visokiems kraftams, kaip sakant, visokiems darbeliams su popieriumi ar atviručių daryme. Labai neblogas dalykas. Žvaigždutės čia yra, jis išmuš man tik tais va tokias va žvaigždutės. Ir čia parodyta, va štai tokias žvaigždutės išmuš. Ir čia, kiek aš mokėjau, ar 4 ar 6 eurus už šį dalyką. Iš tikrųjų gan geras dalykas ir gan ilgalaikis toksai, tokiems darbeliams. Labai fainai iš tikrųjų, galima daugiau leisti savo fantazijai pasireikšti. Labai fainas dalykas ir labai gana reikalingas iš tikrųjų. Čia taip pat mažesni, 2 mažesni ir 2 tokio vidutinio dydžio. Taip pat pančai tie. Čia šitą pusę taip pat parodysiu. Galima ant kraštelių va taip pat padaryti. Tos kraštelius va štai tokius. Va toliau žvaigždutės kas čia. O štai pat galima suderinti šitą didelę žvaigždę, va pavyzdžiui, su šitą mažesnė žvaigždė. Toliau kas čia dar yra angeliukas. Ir čia krašteliams. Štai toksai ir toksai.
Nežinau, galima čia iš tikrųjų išpakuoti, bet aš nemanau, kad čia dabar yra laiko mums čia pakuoti ir viską smulkiai apžiūrėti. Tiesiog bus galima galbūt padaryti atskirą video, nes aš dar turiu tokį vieną kažkur atskirai pasidėjusi. Bus galima iš tikrųjų atskirai viską apžvelgti, jeigu kam bus įdomu. Vėl aš nusipirkau mandalas, spalvinimo knygutę. Ir beje, čia kažkas man rašė, klausė merginos, kur aš pirkau mandalas, nes kadangi aš turiu knygutę, kurio mandalas yra juodame fone, tačiau čia yra baltame fone. Tačiau tai vis tiek visai bus gražu, kai bus nuspalvinta. Ir šią knygą aš pirkau Lidle, taigi jeigu kas gyvenate Airijoje ir jums įdomu, beje, visas šias kanceliarijos prekes aš pirkau Lidle. Ir jeigu kam įdomu, siūlau bėgti į Lidlą ir nusipirkti, nes tikrai dabar yra užvežta iš visų knygučių ir tikrai galima įsigyti, jos kainuoja 4 eurai, 3 eurai, netiesa 3 eurai. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, tai gana nebrangu, už 3 eurus tokio storumo knygą, įvairiausių gražiausių dizainų, tų gėlių visokiausių, tikrai labai nebloga kaina ir, manau, nebloga kokybė, nors dar netidariau ir dabar netidarysiu, kadangi, kaip sakiau, nėra laiko ir tiesiog dabar apžvelgkime tiesiog greitai viską, o jeigu norėsite, apžvelgsime ir smulkiau sekantį kartą. Toliau nusipirkau atvirutės, tai yra, kaip sakant, daryti atvirutę. Kadangi artėja kalėdos ir man patinka įvairiausi tokie rankdarbiai, aš nesu žinoma profesionalė ten tų atviručių darytoje, tačiau mėgstu paeksperimentuoti. Čia yra spalvytės įvairios, nusipirkau nuo raudonos iki tamsesnės raudonos, iki žalios, žydros, geltonos, baltos, šviesiai žydra. Ten buvo įvairiausių spalvų, įvairiausių tikrai Lidle buvo, bet aš nusipirkau tokių visų po biškutį, kadangi, nežinau, man tai labai patinka, kadangi dar parodysiu vieną dalyką, ką nusipirkau prie šių atviručių, tai nusipirkau lipdukus. Tas lipdukus bus galima priderinti prie skirtingos spalvos, ta prasme, tų atviručių. Ir čia yra kelios atvirutės, ta prasme, jau su padarytų langeliu ir kelios atvirutės yra tokios išlankstomos. Na, čia kelios atvirutės yra paprastos, čia viskas parašyta gale, kiek ir ko yra. Na, tai labai šaunu, aš manau, kiek jos kainavo, aš dabar, man atrodo, 4 eurai už šį. Ir kiek čia yra, 30 pieces, parašyta 30, ta prasme, dalykų yra. 15 atviručių, 15 vokelių, vienu žodžiu, tai trumpai ir aiškiai. Na ką, grįžkime prie lipdukų. Lipdukai, pažiūrėkit, kokie faini, kokie mėly. Tiesa, lipdukai kainavo šitas visas pakelis 4 eurai. Iš pradžių pagalvojau, gal gaila čia 4 eurus mokėti už kažkokį lipdukų paką, bet paskui pažiūrėjau, kad jie yra dvigubi. Visi yra dvigubi ir visi yra su blizgučiais. Iš tikrųjų, taip kaip pagalvojau, tai nėra visai brangu, nes pavyzdžiui, jeigu ten knygyne ar kažkur mokyklinių prekių parduotuvėje aš žiūrėčiau, na tai turbūt vienas šitas pakas kainuotų tikrai 3 eurai kokie. Ir tai būna, kad tik tais viena pusė 2-3 eurai kainuoja, o čia dvigubai. Tai aš paskaičiavau, kad man už Lidle perkant už tos 3-4 eurai, tai už vieną pakelį man išėjo kažkur 1,30 €. Tai gana nebrangiai. Už 2 pusių, 1,30 €, ten 3 kažkur, tai gana gera kaina ir, kaip sakiau, labai gražus, yra visi pablizginti, su blizgučiais, labai gražus dizainas. Ta prasme, čia yra elniai. Pažiūrėkit, koks mielumas, super. Tinka ir vyresniam žmogui padaryti atvirutę ir vaikams. Toliau čia skaičiai dienos gruodžio mėnesio, kaip sakant. Na ir čia grožis koksai. Na kągi, taigi visi lipdukai. Na ir kas liko, tai dar kelios priemonės. Tai yra, na nežinau, nusipirkau, tiesiog galvoju, gal rašyti, gal ką papuošti, užsimanysiu markeriai. Tokie markeriai, taip pat čia yra vienas toksai auksinis. Metaliniai markeriai, tokio metalo, kaip čia jie vadinasi, marker pen.
tokio metalo atspindžio, kaip sakant, jie būtų. Vienas toks raudonas, o kitas toksai, auksinis. Taigi, nežinau, gal ant atviručių norėsiu ką parašyti, gal taip kažkaip, nežinau, panaudosiu. Taigi, ir dar nusipirkau lipnios juostelės. Ar dovanom, ar kam panaudoti. Čia yra nuo storiausios, yra storiausia, ta prasme, mažesnio dydžio ir čia yra labai plonytės juostelės. Nežinau, čia gal galima ir dovaną supakuoti, ir šiaip, nežinau, kažką papuošti, įvairius šiaip rodo, kad čia įvairius maišelius puošia ir netgi atvirutes. Tai galbūt ir aš prie atviručių kokį dizainą sugalvosiu, ar tiesiog dovanas apklijuosiu, ar kažką. Vienu žodžiu, bus kur dėti, labai iš tikrųjų faina. Nežinau, man patiko. Ten taip pat buvo įvairiausių tų lidletų, tų lipnių juostelių. Ten buvo ir auksinių, ir sidabrinių, ir raudonų. Bet aš pirkau tokias spalvotas, nes čia yra ir raudona, ir žalia, ir mėlyna, ir super. Visokių spalvų, tai ėmiau tokias, kaip sakant, kad, nežinau, tokias vaikiškas galbūt daugiau, spalvotas. Tiesiog, tokios man patiko. Kalbu tiek daug. Na kągi, manau, kad užteks šiam kartui ir tikiuosi jums patiko šis video. Jeigu nesate mano kanalo prenumeratai, prašau prenumeruokite. Jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti like. Na ir kągi, mielieji, manau, susitiksime vėl gana greitai sekančiose video ir iki pasimatymo ir sėkmės jums. Ate!